Labą rytą. Šiandien pakalbėsim apie mūsų kaklą, kuris visų pirma yra skirtas ne tai, kad laikyt galvą, bet kad mes galėtume dairytis aplinkui. Šiais laikais dėl visų kompiuterių, mobilių telefonų dažniausiai mūsų galva yra fiksuota vienoj padėty. Ir dėl to kaklas kenčia. Pats neteisingiausias būdas pradėti mankštinti kaklą yra pradėti nuo sukamųjų judesių, kadangi tai yra labai kompleksinis judesys, kuris jau reikalauja, kad kaklas būtų daugiau mažiau treniruotas ir sveikas. Pats paprasčiausias būdas pradėti yra patys paprasčiausi kaklo judesiai, kitaip tariant, lenkimas, tiesimas, šoninis lenkimas ir sukimas. Bet jeigu jūs šitos pratimus bandysit naudoti, jie turi būti amplitudiniai, tai tas judesys, jisai yra pradedamas čia. Tai kitaip tariant, tai nėra, kad mes iš karto lenkiam čia. Kitaip tariant, smakras link savęs ir po to iš lėto, vaizdžiai tariant, mes kaklą suviniojam. Tai kitaip tariant, kaip ir siekdami viršugalių smakrą prie savęs ir iš lėto suviniojam į priekį, jaučiam, kiek mums leidžia mūsų kūnas atlikti judesį. Šitas judesys iš tiesų yra ne tik kaklas, jisai tęsiasi iki ketvirto krūtininio slankstelio, todėl mobilizuoja šiek tiek, padidina paslankumą ir mūsų krūtininės stuburo dalies, kuri iš savęs yra linkusi stipriai kaupti įtampą ir stingti. Taigi, suvinioti priekį, atvynioti atgal, pasižiūrinti lubas, grįžti į neutralią padėtį ir pakartot. Kartojam 7-8 kartus. Šoninis lenkimas. Šiuo atveju yra labai svarbu, kad nebūtų parazitinių judesių. Tai kitaip tariant, jeigu jūs lenkiat, kad tuo pačiu nebūtų sukimo. Lenkiam ir pradedam vėl nuo viršaus. Tai kitaip tariant, yra pradžioje va šitas judesys. Kitaip tariant, lenkiu iš lėto, tiek, kiek man leidžia, iš lėto nuo pačios į viršų grįžtu atgal. Ir kartoju judesį. Sukamasis judesys, lygiai taip pat stengiamės įsivaizduoti, kad mūsų galva yra pakabinta ir sukam, kiek leidžia komfortabiliai, maksimaliai čia. Čia žiūrim irgi, kad sukant neatsirastų šito judesio. Kitaip tariant, kad sukimas būtų grinai aplink kaklo ašį. Tai yra patys paprasčiausi judesiai. Bet kaklas yra taip sutvertas, kad kartais mums reikalingi kombinuoti judesiai tam, kad mes galėtume išvystyti maksimalų kaklo potencialą ir išlaikyti jo paslankumą. Vienas iš jų yra, kada mes palenkiam į priekį ir pasukam galvą. Ir šitoj pozicijoje taipogi dar galim pridėti judesį įstrižai į vieną pusę ir įstrižai į kitą pusę. Grąžinam atgal. Palenkiau į kitą pusę. Pasukau žemyn. Pasižiūrėjau į grindis. Ir šitoj padėty dar pridėjau įstrižo judesį. Viskas atliekama lėtai, komforto režime. Lygiai taip pat galima atlikti judesius lenkimo pozicijoje. Palenkiam galvą giliai maksimaliai. Ir šitoj padėty atliekam sukamosius judesius, pasižiūrėdami į vieną pusę ir pasižiūrėdami į kitą pusę. Jeigu jaučiat ribojimą, galite atlikti į tą pusę 7-8 judesius, tada sustoti ties apribojimu ir užlaikyti. Tada atpalaiduot ir grįžti atgal. Tai būtų paprasčiausi pratimai, kurie neužima daug laiko, bet kurie duoda didžiulę naudą, kad mūsų kaklas išliktų sveikas ir paslankus. Sėkmės visiems.